Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Švenčiame šiandien mergelės Marijos paaukojimą, įvykį, kurio nerandame Evangelijose, bet tik tai apokrifuose, pirmųjų amžių, rašytinėse šaltiniuose. Ir taip tikima buvo, kad mergelė Marija sulaukusi 3 metų buvo atvesta patarnauti į šventyklą ir ten išliko iki 12 metų, kol susižadėjo su Juozapu. Jau 6 amžiuje rytuose yra žinoma šventė ir vėliau taip pat įsigalėjo vakaruose visoje visuotinėje bažnyčioje. Kaip ten bebuvo, bet žinome, kad mergelė Marija visada mūsų gyvenimus labiau, daugiau nukreips į Dievo žodį, nukreips į Jėzų, nukreips į dangų. Tad su tokia viltimi glaudžiame šiandien prie jos, kad padėtų mums dar džiugiau ne tik klausytis Dievo žodžio, bet juo kasdienybėje gyventi. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė: O kad tu šiandien suprastum, kas tau neša ramybę. Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimo, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavim ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankimo meto. Tai Viešpaties žodis. Skaitome toliau apreiškimo šventajam apaštalui Jonui ištraukas. Šiandien gal dėl minėjimo buvo ir kiti skaitiniai, bet nemačiau jų, tai mačiau šitą skaitinį ryte, tai todėl prašiau sesės, kad būtent dienos skaitinį skaitytume. tą, kurį mačiau, tą, prie kurio buvau šiandien palinkęs maldoje. Šiandien jame, galima sakyti, centre tos ištraukos yra kažkoks slaptas knygos ritinys. Žinome, kad knygų nebuvo tuo metu, viskas buvo ritiniuose. Viskas reikėjo tą ritinį išskleisti ir vėl jį sudėti, žodžiu, nebuvo tai knygos atidaromas, kad šiandien girdime, tas ritinys yra užrašytas, pilnas iš visų pusių tiesiog. Tik tai šiandien verksmas sklinda iš pirmojo skaitinio, verksmas, kuris primena visus tuos laikus iki Kristaus gimimo. Pranašus, tautas, kurios laukia kažko, kas padės galiausiai tašką priespaudai, kas galiausiai atlieps iš žmogaus ilgesį būti absoliučiai mylimam, laimingam, apsaugotam. Ir apaštalas Jonas šiandien būtent atvaizduoja, galima sakyti, visus tuos, kurie laukia Mesijo atėjimo ir išvadavimo. Kas buvo tose ritiniuose, tame ritinyje? Jis buvo taip gerai užantspauduotas. Ar jame galėjo būti ir yra kažkokios paslaptis, Dievo išganimo planas, žmonijos istorijos nuosprendžiai? Turbūt, kad taip. Nes tai buvo saugoma labai akilai, labai kruopščiai. Ir galiausiai pasirodo šiandien avinėlis, su mirties ženklais, Jėzus Kristus, užmuštasis avinėlis, nukankintas, miręs ir prisikėlęs ir net dangaus šlovėje turintis savo žaizdas. Jis turi 7 ragus, neišsigąskite, tai reiškia, jisai turi visą galią. Visą galią. Pilnatvė yra tos galios, tą kartoju ir pabrėžiu, todėl kad mums atrodo, kad
Dievas yra truputį galintis. Sėdime kaip vištos kartais ir kudakuojam ir aimanuojam, tarsi Dievas būtų praradęs kontrolę šitam gyvenime. 7 ragai, visa galia jo rankose. Jis viską gali. Tik ne viskam yra laikas čia ir dabar. Ir tos 7 akis taip pat, gal jeigu pavaizduotume, būtų ir baisu, bet tas irgi žymi pažinimo pilnatvę. Jis viską mato, jam nėra nieko paslėpta, mato mus kiaurai. Tu gali apsirengti, tu gali vieną kalbėti, kitą daryti, bet jis viską supranta, viską mato, nieko nuo jo nepaslėpsime. Ir būtent jis prisikėlęs, bet prieš tai nukankintas mūsų viešpats yra vertas atversti tą ritinį ir suprasti tas Dievo paslaptis ir perduoti tas paslaptis žmonijai, ką ir darė ir daro mūsų viešpats Jėzus Kristus. Jis yra mums raktas pažinti, suprasti ir asmeniškai kiekvienam iš mūsų priimti Dievo sumanimą mūsų gyvenimui. Mano gyvenimo prasme suprasti, šio pasaulio prasme. Labai gražus sakinys yra dienoraštyje, kai Jėzus sako Faustinai, nori žmonės, nenori, vis tiek jie vykdo mano valią. Ar jie tai supranta? Ar jie to nesupranta, vis tiek jie vykdo mano valią. Tai aš šypsojausi skaitydamas tą skaitinį, galvoju, Viešpatie, koks tu nuostabus, ką mes bedarytume, vis tiek tavo laimėjimas bus, tavo pergalė, vis tiek mes vykdome tavo valią, klystame, keliamės, stengiamės kažką čia daryti. Jisai vis tiek viską veda prie tos kulminacijos, kur skaitysime Apreiškimo 21 skyriuje, paskutinėme skyriuje, kai visa bus nauja ir pasaulis, ir žmogus. Tad šiandien proga yra prašyti mergelės Marijos, kuri buvo pasilikusi šventykloje, kad jinai mus mokėtų dosniai ir vėl eilinį kartą prašau to leisti laiką šventykloje, leisti laiką su viešpačiu, nepanikuoti, nebėgioti, nesiplėšyti, nesidraskyti, bet su ramybe ateiti pas viešpatį ir tiesiog būti ir sakyti taip. Noriu, kad tu mane vestum ten, kur tu nori. Tiesiog lydėk mane, tiesiog nukreipk mane. Viskam sakau taip, kiekvienam tavo užmojui, tavo planui ir tavo valiai. O jei nenorėsit, vis tiek jisai vykdys savo planą. Tai ar mes pasijungsim į tą Dievo planą ar ne, jis vis tiek savo padarys Dievas. Tad tegul mergelė Marija mokina mus įsijungti į tą Dievo meilės išganimo planą ir galiausiai taip pat su ją ir su šventaisiais danguje šlovinti avinėlį, kuris vienintelis buvo vertas paimti knygą ir atverti jos antspaudus.